Taigi, iš esmės jokių žydų aukščiausių vietų nesą. Ne pirmiausių vietų žydų nesą. Vat kur iš tikrųjų jų nerasta, reiškia, Europos Sąjungoje. Vat. Nes tai jiems suprantama dvi plytos į vien šautus. O vat lietuvių folkloro kultūrai šakė. Taigi su šake, reiškia, iškratęs šautuvus ir plytas numetęs, nugali, reiškia, žydą. Toks pas mus žydų su lietuviais folklorose, reiškia, žydai pakramto, mes jų šautuvus iškratom. Tai šitoks, reiškia, dalykas. Ir durni žydai iš debilizmo, galbūt, reiškia, pagalbinės, vat, jokiom šakėm nelošiantys, nes durni. O sovietmečiu tai būdavo uždarbės. Va, dabar iškračius visus šautuvus eksperimentiškai, ar tai privačiai iš savo namų, suprantama, reiškia, akivaizdžiai, kad iš esmės jokia žydų religija ar autoritetas, niekaip, reiškia, prie šakės netinkantis. Nes tai su šakė mėšlą meta, reiškia, Jonas Sakalauskas iš kiekvieno kaimo mergelių. Vat, nustojęs važiuoti Jonas Sakalauskas, nustojęs skrist Jonas Sakalauskas ir visos jų panos pabėgusios nuo jo. Nėra meilės, nėra pinigų. No honey, no money. Va, o reiškia, greitoje pagalboje psichopatai dirbti negalintys, nes niekaip negali įskaityti, kai nervai užeina iš sektos visos tautos nuodėmės raganoms, reiškia, siunčiamus, ar tai raganiam, blin, oi, kiek pasakų, ne jokio tikėjimo apie dykumą. Žydai nežinantis iš savo točko pointos zrenijos, reiškia, šitokių fantazijų, kaip kaukė, reiškia. Praktiškai jis dirbęs kol sukvailęs. Skaičiau internete, kad esantis nepakaltinamas šizofrenikas, kur gatvė jam užėjo, ten jisai nuvirtęs, vienu žodžiu. Aiškina naują teoremą, kad, reiškia, visa tai yra melas, kai nuvirtęs, reiškia, visas neutralizuojasi. Aš siūlyčiau neutralizuoti, reiškia, kintamos srovės su viršytampiais vokiškais. Ne, hebražydų. Vat ir hebražydų iš televizijos Rizolį ir Als naujausią žinias pranešu. 2 plytas ir 1 šautuvą iš Kišiniovo Bukureštį išvežė, o jis ten, reiškia, iškračius kulkas pabėgęs. Kaip jums humoras? Daniškas vikingų. Tai vat šitoksai humoras. Buvęs ir Olandų. Jų žydai nesupratė, nes tai buvo realistiškiausias melo fantazijos paslėpimas. Durnesnis tai variantas yra pasislėpti už melo, kaip lapalakščiai. Ir nebegrįžta į lapalakščius pas mane senas pragaras. Vadinasi, Olandijos teatras yra su palyginus Lietuvoje ir tai Jurbarke, reiškia, žydų teatrų psichiatrinių, turintis bendrą, reiškia, veidrodį. Ten jie pamatė, sako, bjaurybė, šiandien netiesa. Tad vadinasi, tėvelis išvarytas, sūnus išvarytas. Kad malūno nedegintų. Ir sustabdytos 3 traktorių pavaros. 4 pavara rytoj. Nakleikagi tai yra iš esmės jumro jausmas, ko jie nesupratė, kur jie nuėjo toli į priekį savo animacijos fantazijų lošimais. Aš žinau, žydai, mes esam karininkai, šūdas.